Nekilnojamojo turto ekspertas Romas rodo vienos iš Lietuvos žvaigždžių namą prabangiame ir populiariame Palangos rajone Kunigiškiuose. Galime pasižiūrėti mūsų standartinį namuką, jis yra vieno aukšto, tai yra didelė retenybė, ypač Kunigiškėse, ypač Pajūry. Ir 47 kvadratuose mes sutalpiname 2 miegamus, jos turi nišą spintom. Namo erdvė yra bendra su virtuve, tačiau Lietuvos žvaigždė pasistačiusi išskleidžiamą sofą gali apnakvindinti ir į antrą miegamąjį netelpančius svečius. Terasa čia įstiklinta, o jos duris veda į kiemą. Turime kiemelį, kuriame galite vėlgi, kaip šiuo atveju, daryti džakuzį, burbulinę vonę, laistymo sistemos, robotas. Anot eksperto, nekilnojamojo turto rinka šiame kvartale yra visai kitokia nei visoje Lietuvoje, mat žmonės dažniausiai čia perka būstus vasarojimui ar žiemojimui. 1 kvadratinio metro kaina tokiame namelyje prasideda nuo 2200 eurų. Tad 28 kvadratinių metrų būstą su kiemu galima nusipirkti ir už 80 000 eurų. Atrodo, žmogus galėtų skirti savo daugiau, bet tai yra antras būstas. Jis geriau investuos didesnę dalį ten gyvendamas Vilniuje į savo pilaitę, ar ne? O antrąjį būstą jisai gali nusipirkti, ar ne, už mažesnę sumą, nes plotai mažėja, kambarių skaičius išlieka toks pat. Kunigiškiuose namus pirkti buvo pamėgę ir rusai, tačiau dar net neprasidėjus karui Ukrainoje pirkimai ėmė mažėti. Jau koks 5 metai drąsiai galiu teigti, kad jų yra vienetai, ar ne? Tikrai vienetai.